Goiko Product Owner Skills mokymuose turbūt naudingiausia dalis buvo pats impact mappingas, kaip mental modelis, ar ne, kuris leidžia susivokti, koks user ar change of behavior arba bendrai change in behavior atneša realią naudą verslui. Tai reiškia, mes galim suvesti verslo poreikį su konkrečiais pokyčiais ir su konkrečiais deliverables. Tai gyvenime nesu to modelio nupaišęs, bet visą laiką turiu galvoj ir kiek klausiau kolegų, kurie yra pabaigę, jie taip pat, tas modelis išlieka galvoj. Tu pradedi challengint verslą ties juos amžinais, koks yra tas user behavior, kurį mes norim pakeisti. Tu pradedi challengint save ties ar tikrai tai, ką tu deliverinsi, atneš naudą tam behaviorui, kurį tu nori pasiekti. Ir ar tikrai yra tai tikslas, kurį mes turėtumėm daryti. Tai labai lankstus modelis, iš kurios pusės kaip pažiūrėsi. Bet tai buvo tik viena diena iš 5. Tai likusias 4 dienas, kaip ir kiekviena reikalavo rankšluosčio, dušo po to, dėl to, kad tikrai papuoli po labai aktyvių feedbackų, tikrai tiesioginių feedbackų ir tai tau padeda susivokti. Nes aš pats Goiko mačiau 2000 kažkelintais metais senai jau, kada jis buvo Lietuvoje ir aš jo knygą skaičiau ir aš, kai atėjau į mokymus, galvojau, kad aš kažką suprantu apie tą patį impact mappingą, kurį aš kažkada net bandžiau prieš tai dar braižyti. Tada gavau gerą feedbacką, kad aš neteisingai suprantu tos pačius impactus. Ir jo, it shifted. Tai buvo labai malonus jausmas. Jo, pasirodo, ne velnio nesuprantu iš tikrųjų. Tai va, tai tokios yra pagrindinės idėjos. O toliau yra skillsai, visi reikalingi product owneriui. Buvo tikrai ne viena situacija, kada mus nuo visiškai nereikalingo prioriteto išgelbėjo change of behavior. Kai mano įmonėje verslas labai dažnai ateina su sugalvotu savo sprendimu, kurį šiek tiek pa-challenginus, o kaip pasikeis vartotojo elgsena, o kokią vertę tai atneš, pasikeisdavo ir pats sprendimas ir problema. Kartais jinai išnykdavo, kartais mes iš mažo skrupuliuko išgliaudydavom didžiulę įmonės problemą, kuri galiausiai įmonei sutaupė, didžiausia, ką mes esam sutaupę, tai 5 milijonai eurų, nuo vienos varnelės, nuo vieno checkboxo iki realaus modelio, kuris realiai įmonei šiai dienai sutaupo apie 5 milijonus eurų. Šnekant pinigai, šnekant cielais pavyzdžiais, kur mes paklausimo, kodėl tu nori šitos varnelės. Vietoj to, kad mes priimtumėm tai kaip verslo mums pasiūlytą solutioną ir jų natūralų poreikį, kurio mes taip šeimininkai mėly padarysim, mes nuėjom šiek tiek kitų kelių ir mes paklausimo, kodėl, o ką mes spręsim, kodėl mums reikia to, kokį verslo sprendimą, kokį mes verslo tikslą čia bandysim išspręsti, kaip tai pakeis gyvenimą. Labai gerai padeda atplauti klausimas taip pat nuo tokių laiko sutaupimo, kur tu po to paklausi, o ką jūs su to laiku darysit. Kur jūs padėsit visą tą laiką, kurį mes vystydami ERP sprendimus, sutaupysim jums. Ką jūs darysit, kai mes sutaupysim jums 5 minutės? Ir tada verslas dažnai pagalvoja, gal tai ir nėra svarbiausias prioritetas pas juos šiuo metu. Tai padeda atfiltruoti, padeda užduoti tuos stiprius klausimus ir padeda konstruktyviai eiti pokyčio link. Labai rekomenduočiau Goiko dėl jo energijos. Didelis shoutoutas jam. Tikrai yra žmogus, kuris, kaip ir pakartosiu, priverčia mokymuose paprakaituoti. Tikrai daug kas tikėjosi, ką siunčiau standartinio moralo atskaitimo, kur tau parodys PowerPoint'o slaidas ir tu ramiai išeisi. Žmonės realiai nebegalėdavo dirbti po jo mokymo. Jiems būdavo per didelis krūvis ir jie grįždavo pasiskambinį one-on-one iškart po mokymo, nes būdavo vakariniai daly, pradedi šnekėti su žmogum ir matai, kad jis jau yra tuščias, jam jau viskas, jis nebegali nieko. Tada supranti, kad mokymai kažką keičia viduj turbūt, nes pakankamai apkrauna. Tai tas krūvis, tas feedbackas, tas vertimas jiems susimastyti, kodėl jie daro vienaip arba kitaip, arba kodėl vienaip arba kitaip nueina į tam tikrą tikslą, labai gerai. Plius didelis pliusas yra tai, kad visi mokymai yra pagrįsti proceso flow. Tai reiškia, tu pradedi proceso pradžioj, ar ne, kaip mes šnekam, ar ne,
atrasti tą poreikį, kurį mes norim spręsti ir pabaigiam konkrečiais prioritetais ir deliveriais. Tai tas yra labai naudinga, nes tu gauni labai tikslų kelią, kaip ir kada, ką tu turi daryti ir kokias tu turi galimybės kažką keisti. Tai tas labai naudinga.